A tu mane mylėtum, jeigu manęs nebūtų? Ta prasme nebūtų. Nu, jeigu aš neegzistuočiau, ar tu mane mylėtum? Kaip aš galiu mylėti tai, ko nežinau, kas yra? Nu, bet mes tik esam sielos draugai, mes be žodžių susikalbam, mes jaučiam viens kitą. Tai turėtų mylėti net jeigu ir manęs nepažinotum. Nu, bet jeigu tavęs nėra, tai kokia siela, kokie draugai, kaip aš tave galiu mylėti? Tai tu mane jauti, va ir dabar mes jaučiam viens kitą, susikalbam, nes tiesiog viens į kitą pažiūrėję. Tai tu turėtų mane mylėti net jeigu manęs ir nebūtų. Nu, čia nesąmonė kažkokia, sakai, nu kaip aš galiu mylėti to, kas nėra? Nu kaip tai gali nemylėti? O pavyzdžiui, tau patinka eiti į kiną, tu mėgsti kiną, tai ir tu nuėjęs į kino teatrą, tu net nežinai, kokį filmą rodys, bet vis tiek tu ten mėgsti eiti, reiškia, ir mane turėtum mėgti, jeigu net nežinai manęs. Nu, jeigu tu taip sakai, nu, tai gal ir mėgčiau tada. Nežinau, nu čia kažkokia nesąmonė paklausė. Viskas ir dabar manęs tu nemyli, manęs nemėgsti ir iš vis ką mes čia kartu veikia. Vėl drama lygioje vietoje.